Dabar mes esame NIT Baltic įmonės mokymų klasėje ir jaunųjų geografų mokyklos mokiniai atlieka užduotį, kuri yra naudojant GIS technologiją. Ta užduotis yra sukurti savo žemėlapį, jie pirmiausiai mokosi tą padaryti ir dabar jau pirmieji bandymai. Kad atlikti šitą užduotį mes prieš tai buvome Bernardinų sode. Ėjome tam tikrų maršrutų, žiūrėjome tam tikrus taškus ir jie dabar atlikdami tą, kurdami savo žemėlapį, panaudoja tai, ką matė ten. Nuotraukai yra vieno aukšto namas, ne 2 aukštų. Dėl to matas Gedimino pilis ir nuotraukai matas to namo kampas. Dėl to čia irgi matas to namo kampas. Dėl to aš galvoju, kad čia būtent šita vieta yra. Nuotraukų sena ir namas nuotraukoje vienaaukštis, o čia jau 2 aukštis, tai reikia ieškoti ekspoziciją pagal vartus. O šitas namas. Gerai, dabar susikursime tą pirminį savo vartotojo vardą, su kuria dirbsite, kiekvienas turėsite atskirai. Karta naudojanti GIS technologiją žemėlapis jinai jaunėja. Jauni imlus labai greit perpranta jas, labai greit kitus įtraukia į tai. Mokyklai geografijos pamokas yra tokios labai teorinės, bent jau pas mus mokyklai. Ir jos tiesiog tu sėdi, vadovėlį turi, kažką gal mokytoja pašneka ir jos šiaip nelabai įdomios. Va trūksta, kad ir va tokio įsiterpimo, kad ir su GIS programa galėtume mokykloje padirbti ar kažkaip giliau tas žinias. Aš pasižymėjau šitame lape ir dabar juos perkėliau į internetą ir savo žemėlapį padariau. Jeigu tu turi informaciją, kurią tu susirinkęs, viskas yra labai paprasta, tam tai reikia duomenis suvesti į kompiuterį. Net nenutariu, kad taip lengva yra padaryti žemėlapį. Galvojau, ten labai daug darbo yra, labai sunku, iš tikrųjų tai nėra labai sunku, tiesiog reikia. Ir labai lengva, kiekvienas gali padaryti savo žemėlapį. Čia tu viską patyri pats, pamatai, pats gali išbandyti padaryti, tiesiog daugiau visko informacijos gauni, patirties. Pagrindinė JGM užsiėmimų tokia mintis, galim sakyti, yra, kad mokiniai daugiau prisiliestų prie tyriamojo darbo, kad jie susipažintų ir pačiupinėtų kažką, akivaizdžiai, ir kad suprastų, kaip tą galima pritaikyti ir praktikoje, ir vėlesniam savo mokymuose, ugdytųsi tam tikrus gebėjimus. Kaip ir čia ugdosi gebėjimą kurti žemėlapį su tam tikra specialia platforma, tai yra GIS platforma.